Rodos visai neseniai per užgavėnes triukšmingai gynėme žiemą iš kiemo. O štai kovo pirmosiomis dienomis Vilniuje šurmuliavo beveik visa Lietuva. Kaziuko mugėje šiemet buvo prisimintos ir šiuolaikinio futbolo ištakos. 19 amžiaus futbolas. Visi norintys galėjo paspardyti neįprastą kamuolį. Kamuoliai tais laikais 19 amžiuje buvo gaminami įvairiai. Kartais tiesiog škurliai surišti, dar kažkas, tai mes pasirinkom kitą variantą, konsultavome su futbolo istorikais, šiaip su žmonėm, kurie žino, su kokiais kamuoliais tada žaisdavo. Tai mes pasirinkom drobės gabalą, šieną viduje ir su virve, su lininė virve, susukom tokį kietą, ganėtinai jis sunkus. Žinoma, apvalumo nėra, bet pats tas principas, kad spardyti galima, tai taip. Tokį labai paprasta, juk vis tiek dar turim senelių, turim kaimų. Teko nuvažiuoti vienam mano kolegai pas senelius, pasiskolinti šieno. Taip pat beieškant šieno radot būtent drobę tokią. Na, o virvę jau teko paprašiau įsigyti. Vilniečiai gyvenantys sostinės senamiestyje stebėjosi, jog tokio žmonių antplūdžio, kaip per šiųmetinį kaziuką, regėti neregėjo. Gal todėl, kad tai buvo jubiliejinė, jau 410-oji kaziuko mugė per Vilniaus istoriją. O gal tiesiog užsitupėjusi žiema labai įgryso. Ir visi pasilgo visat pavasariu kvepiančio kaziukiško šurmulio. Tai yra labai gerai ir kad virsta ta kaziuko mugė į tarptautinę šventę. Tai tikrai, jeigu jau šiemet dalyvauja 10 užsienio kraštų, tai jau yra labai daug. Ir tai yra labai gerai, kad ne tik skamba kankliai, bet ir kaziukas yra tarptautiniai renginiai Vilniaus mieste. Jau 4 metai mes rengiame kaziuko mugės metu Lietuvos regionų dienas. Jie labai papuošė kaziuko mugę, ne tik koncertais, bet ir kaziuko mugės eitynėmis, nes jos jau taip yra gražios eitynės, bet dar pasipildo dar kiekvieno regiono atskirom savivaldybėm, su visa atributika, su cirko elementais, su orkestrais. Žodžiu, kas ką turi, tas tą geriausia parodo. Pas mus sodai avilių pilni, Rūkelnyčiuose kumpiai, skilandžiai ir dešros, o lašinių paltimis stubų stogai uždengti. Ūkininkų kluonai šieno privežti, aruodai grūdų sklidini, o cukrinių runkelių kaupai pačiam Marijampolės mieste supilti. Vien tik tai iš Marijampolės savivaldybės atvažiavo 190 vien tik tai mūsų saviklinių meno stovų. Kulinarinis paveldas, tautodailininkai, tai organizacinis komitetas, vien tik tai iš mūsų virš 200 būtų viso. 9 meno savyklos kolektyvai, iš kurių 2 pasirodys baigiamajam koncerte Rotušėje. Mes gyvenam per vidurį ant sienų, žinokit, tarp Kalvarijos ir tarp Marijampolės. Tai iš katros savivaldybės daugiau naudos turi? Iš abiejų. Nauda tai vis abi pusės. Iš abiejų. Ir jie iš mūsų ir mes iš jų. O kokia nauda? Visokios, žinokit, yra ir dvasinės, ir materialinės visokios. Ar perka žmonės? Perka. Bet yra besiderančių. Po litą nusidara. Sako, žinot, kaip smagiau pirkti, kai nors kiek gali nusiderėti. Žinoma. Su paukščiukai sakėt kiek? Nu, norėčiau 6, žinokit. Norėtumėt 6? Nes tai yra adata, viskas įskusta. Kiekvienas man lengviau šitą padaryti, nei kitą kartą mano tą mažiuką. Nu, bet tai čia šiandien turgus, kad mugė, atsiprašau, man nu, tai po 5, bet su paukščiukais. Nu, tai ponia, gerai. Jei man pačiai gražu, man negėda tada būna ir pasiūlyti, ir kad žmogus tikrai pareitų su gera nuotaika. Ir jis parėjo, sako, Jėzau, aš varčiau, žiūrėjau. Ir kaip čia padaryta, nu tai be abejo, žinokit, antiek malonu. Ir tie žmonės patys ateina kiekvieną metą tavęs ieško. Kol vieni gyrė savo kūrinius, kiti derėjosi, kol virte virė gyvenimas Vilniaus gatvėse ir aikštėse, Rotušėje buvo pasirašomos mugių tarptautinio bendradarbiavimo sutartys.
Мы, честно говоря, приятно удивлены размахом. Mes, tiesą sakant, esame maloniai nustebinti renginio užmoju ir Vilniaus miesto bei įstaigos šventė visiems vadovo pono Urbos dideliu darbu. Mes irgi mėginsime siekti tokių mastų, nors bus labai sunku. Очень стремиться к таким же размерам, хотя это будет сделать очень и очень сложно. Žinoma, ir mes turime įdomių projektų, bet yra daug dalykų, kuriais jūs stipriai lenkiate daugelį valstybių, kurios yra daug didesnės už jūs ir plotų, ir gyventojais. Čia šiandien dalyvauja žmonės iš daugelio šalių, įvairių miestų. Ir mes labai džiaugiamės, kad ir mus pakvietė. Su dideliu džiaugsmu pasirašėme sutartį, nes jis suteikia galimybių Lietuvos ir Rusijos tautoms geriau suprasti vieną į kitą. Metais ateina. Taip, pastoviai, todėl kad man labai įdomu pažiūrėti čia, daug naujovių visokių būna, dailininkai šitie atneša visokius tokius gražų dalykų visokių. Kaip nekeista, turiu savų pirkėjų. O ar labai derasi pirkėjai? Ne, nesidera. Nes aš manau kainos dievulio nuo 5 litų. Tai atiduoti savo rankų darbą nuo 5 litų, tai jau čia žinau, tai jau. Nusako suvalkiečiai skupus, bet aš ne iš tų skupių žinau. Tai jūs suvalkietė ar suduvė? O ką žinau, kaip čia dabar vadina. Vieni suvalkiečiai, kiti suduviai. Šiaip mama nuo Panevėžio, tėvas nuo Gulbiniškių kaimų, Gulbio gyvenvietėje, kažkada, žinot, 4 amžiuje buvo Gulbio gyvenvietė. Tai va, aš tuose laukuose dar renku puodų šukes su tais dantytais raštais. Tai nežinau, kaip čia pavadinti. Pavadinimas yra sutartinis dalykas. Gal labiausiai čia reikėtų paklausyti mokslininkų žodžio. O mokslininkai nuolat savo žinias atnaujina. Tai štai archeologai teigia, kad prie pat Marijampolės ant vieno iš piliakalnių gyveno nadruviai. O suduviai, istoriografiniai šaltiniai mini, kad labai didelę dalį jų yra perkelę kryžuočiai į Sembos pusiasalį. Kad ten gintarą gaudytų ir nekeltų rūpesčio kryžuočiams. Dalis jų paskui ir patys persikėlė, nes galėjo ten ramiai gyventi. Taigi šito krašto istorija yra labai sudėtinga, labai tokia įvairi ir mišri tokia etninių grupių ten sudėtis. Ir jeigu mes šiandien pavadintumėm tą kraštą Suduva, tai pavadintumėm tik tai dalį to krašto, maždaug trečdalį. Lygiai taip pat mes tą kraštą galėtume vadinti ir Jotvingija arba Jotva, Dainava, Nadruva ir visi šitie pavadinimai tiktų tam kraštui. O Suvalkija apima visą tą regioną ir netgi dar tas etninės lietuvių žemės, kurios yra už mūsų valstybės ribų. Gaminu žuvį, rusiškai vadinamą voblą, prie alaus labai gerai tinka. Ar daug pirkėjų sulaukia? Pirkėjų čia nedaug sulaukia, nes čia neprekiavimui vieta. Tai blogai biznio nebus? Ne, čia ne dėl biznio važiuota. Aš atstovauju savo kraštą ir važiavau neprekiauti faktiškai. Demonstruoti amatą, kaip ir su paroda. Taip, kad nuostolio nėra dėl to. Tarp žmonių pabūt. Taip, pabendraut. Žinoma, galbūt užsakymas koks bus. Jau teko bendrauti su keliais, kaip ir dalykiniai pasiūlymai beveik. Mūsų kolektyvų atvyko 70, vien tik tai kolektyvų 70 narių. Amatininkų 5 su amatų demonstravimu. Ir tautodailininkai. Tautodailininkai, taip. Labai smagu, kad Kalvarija visa, patys geriausi kolektyvai, žmonės galėjo atvažiuoti čia, pasirodyti Vilniečiams, ką mes gražaus ir gero turime, ir su gera nuotaika pražygiuoti pro Vilniaus centrą, tiesiog pamatyti kitus sūduviečius. Tiesiog graži šventė ir saulė mums šiandien šviečia. Darbščiuose suvalkiečių rankose kiekviena smulkmena virsta stebuklu.
kad ir paprastos lėlės padabintos ponios Dalios Arminienės kurtais tautiniais drabužiais ir ne tik jais. Nusiperki iš tautodailininkų ragažėlę, nes aš pati jos nedarau. Kokių nors mažų margučių ir va tokie būna, toks akcentėlis į rankytėje. Tai, sakysim, toj mano lėlytėje kartais iškeliauju į kitą pasaulio kraštą ir ne tik mano darbo įdėta, bet būna dar kažkieno tai. Tai sakyčiau, irgi labai gerai. Likiečiai prie tautinio kostiumo labai dažnai nešiojo koralus. Aš nebežinau, iš kur gaudavo, bet tai visada sakydavo, kad tai yra turtingesnis kraštas. Ir kažkur tai gaudavo. Pavyzdžiui, aukštaičiai nešiojo net tokius sidabrinius papuošalus. Bet suprantat, kaip tu lėlytę padarai užsieniečiui, tai pas juos taip yra geltonkasės, mėlynakės ir gintaras. Nors mes ne visos geltonkasės, ne visos mėlynakės, bet taip yra kaip yra. Kitą šeštadienį matysime įvairiausius muzikantų, šokėjus, dainininkus iš Suvalkijos. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė visus vaišins pačios gamintų troškinių. O meras papasakos apie Lietuvos vartus. Šakių rajono tautodailininkai Daiva ir Gediminas Jiečiai pasidalins mintimis apie Kaziuko mugės keitimąsi. Vitebskietė pasiguos, kad sunku išsiversti vien menu, o ilgametės mugės organizatorius Vytenis Urba pasvajos, kad Kaziuko mugė suskambės plačiai Europoje. Šiandien tiek apie rūpesčius ir šventinį šurmulį. Dėkojame, kad siūlote kandidatus šių metų Gimtosios žemės jorio apdovanojimams. Ir iki kito šeštadienio.